Programėlė Valstybiniai miškai yra skirta rasti informacijai apie Lietuvos valstybinių miškų būklę, miškuose esančius rekreacinius ir lankytinus objektus, prekybą apvaliąją medieną, miško ir dekoratyvinius sodmenis. Pirmajame programėlės lange pateikiamos naujienos susijusios su valstybiniais miškais ir urėdijomis. Antrajame programėlės lange paslaugos teikiama informacija apie parduodamą produkciją, apvaliąją medieną, dekoratyvinius sodmenis ir miško sodmenis. Pasirinkus vieną iš šių kategorijų, šiek tiek luktelėjus, pateikiama informacija apie produkcijos kokybę, kainą, tai, kad programėlė susieta su Google Maps, leidžia pardavimo vietas matyti žemėlapyje. Lange objektai pateikiamas Lietuvos miškuose esančių stovyklaviečių, poilsiaviečių, apžvalgos aikštelių ir turistinių takų sąrašas. Taip pat pateikiama informacija, kokia miškų urėdija jį prižiūri. Taip pat kontaktinis numeris. Ir galimybė pasirinktą vietą rasti žemėlapyje. Lange būklė randame statistinę informaciją apie miškų būklę. Kirtimus, atkūrimą, veisimą. Paskutinėme programėlės lange žemėlapis rodomos visos Lietuvos urėdijos ir programėlės siūlomos lankytinos vietos. Rodomų objektų tipą galime keisti paspaudę mygtuką ir paspaudę sluoksniai. Čia galime išsirinkti, kokius objektus norime matyti žemėlapyje. Meniu mygtuką paspaudus bet kuriame kitame lange galime pasirinkti urėdiją, atlikti paslaugų rūšiavimą pagal atitikimą, pagal kainą, pagal pavadinimą. Tas pats ir su objektais. Nemokama programėlė Valstybiniai miškai yra išsamus informacijos apie Lietuvos miškus, jų būklę, lankytinas vietas, Lietuvos urėdijas ir parduodamas gėrybes šaltinis. Ja ir kitas programėlės bei jų aprašymus rasite adresu programėlės.omnitel.lt.